Taip, į tavo namus įsiveržė banditai, išdaužė viską, sumušė, po to sėda prie stalo su advokatais iš Amerikos ar iš dar kažkur ir sako, derėkimės. Nu kaip derėti? Tos kovinės dvasios ir pagaliau keršto. Įsivaizduokit, jeigu tai žuvo tavo kovos draugas, sudaužė tavo namus ir išdaužė tavo gyvenimą, atsiranda elementaraus keršto labai daug. Tai bjaurus jausmas, bet jo yra daug ir atsižvelgiant į tai, kad ukrainiečiai apskritai yra labai emocingi žmonės, aistringi žmonės, jų mentalitetui labai būdinga ginti savo žemę, savo žemelę, savo motiną, savo moterį, savo šeimą. Tai žinoma, tos kovinės dvasios, tai aš manau, kad užteks. Svarbu, kad jiems pagalba reikalinga. Nu vis dėlto, čia nereikia taip žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, vidutinis amerikonas žiūri, ar netgi Europoje dabar daug kas žiūri. Taip įsivaizduoja, o kas laimės? Ir mes darom didžiulę klaidą, sakydami, va, laimi ukrainiečiai, laimi rusai. Čiagi nekalbam apie tai, kad išėjo į ringą du kovotojai ir dabar žiūri, kas laimės. Taip, į tavo namus įsiveržė banditai, išdaužė viską, sumušė.